Dėlioja, kas iš tiesų atsitiko tą kruvinąjį pirmadienį, kol gailėjo iš namų išplėštos mažos mergaitės, svarstė, ar baisūs kaltinimai pedofilija pagrįsti, akistato žurnalistai rinko medžiagą skandalingam tyrimui. Netikėtai mūsų dėmesį patraukė viena karštojo komentaro publikacija. Joje pareigūnų kalėjime sėdintis, buvęs specialiųjų tarnybų agentas, atskleidžia šokiruojančios informacijos. Teisėjas Jonas Furmanavičius tą rytą, kai buvo nušautas, su savimi turėjo slapta filmuotų vaizdų, kaip aukšti prokurorai tvirkina mažametės. Nedelsdami susisiekėme su karšto komentaro redaktorė Giedrė Gorienė. Moteris sako, atvažiuokite. Visokių čia versijų gali būti, nes kažkaip labai irgi įdomus yra toksai variantas, kad kai mes paskelbėme kitą versiją, ten labai nedaug, tik tai vos 3 sakinius. Suprantat, iš karto buvo nulaužta mūsų internetinė svetainė, kuri neveikia. Ir dabar dar tenai veikia, reiškia, neveikia. Giedrė Gorienė, kaip ir daugelis žurnalistų, su Drąsiumi Kedžiu buvo susitikusi ne kartą. Dar tuomet, kai nevilties ir pykčio apimtas tėvas su pedofilų klanu rengėsi kovoti ir kovojo ne ginklu, bet viešumu. Jis buvo visiškai, kaip sakyti, desperacijos, nebežinojo, ką daryti. Ir jam buvo vienintelis kelias, sako, viskas, jau bylą uždaro. Ir aš dabar, sako, matau vienintelį kelią viešumą. Ir jisai kreipėsi ne vien tik tai karštą komentarą, jisai kreipėsi, aš kiek žinau, į visus žurnalistus. Ir jis net pristatė sąrašus Seimo narių, kuriuos jisai kreipėsi, pristatė sąrašus partijų, reiškia Europos parlamentarai. Jisai daug kur kreipėsi, jis bandė šitą išjudinti, kadangi, sako, aš pajudinau labai didelį pedofilų klaną. Tačiau pradėkime nuo pradžių. Bausmę pareigūnų kalėjime atliekantis slaptasis agentas Kęstutis Vilkauskas Giedrei Gorieniai dar prieš visą Lietuvą sukrėtusius įvykius telefonu pasakojo apie korumpuotus pareigūnus, apie klastojimas bylas, užsiminė ir apie pedofiliją. Pasakė net turintis svarių įrodymų 2 mikrokasetes, kuriuose slapta nufilmuota, kaip aukšti prokurorai Lazdijų rajone prievartauja ir tvirkina mažas mergaitės. Tai nuotraukose buvo, reiškia, kelių prokurorų, kad buvo įrašyti keli prokurorai, kaip jie ten linksminasi su mažametėmis mergaitėmis Lazdijų rajone. Tai buvo nuotraukos, garso ir vaizdo įrašai. Kitaip sakant, taip pat pedofilija. Taip pat pedofilija. Ir jis pasakė, kad saugumas, reiškia, jisai perdavė saugumui šitas, reiškia, įrašus, bet jisai turėjo kopijas. Vienas buvo, sako, pasidėjęs, reiškia, būtent pas Furmanavičio. Ir sako, kad saugumas naudodavo šitas, reiškia, kopijas, šitos įrašus paspausti reikiamus prokurorus, reikiamus, reiškia, bylose. Kęstutis Vilkauskas pažada perduoti Giedrei Gorieniai filmuotą medžiagą, kurioje aukšti prokurorai tvirkina mažametės. Ir paskambina tam pačiam teisėjui, Jonui Furmanavičiui. Nustebote? Taip, Kęstutis Vilkauskas tvirtino šį teisėją pažįstantis jau seniai, kaip savą saugumo žmogų. Ašgi, sako, su tuo teisėju nuo 24 metų pažįstamas. Sako, mane suvedė saugumas, kad, sako, kad čia yra mūsų žmogus, jeigu kas, vienu žodžiu, kokia kils ten problemos, kokie ten klausimai, kreipkis visą laiką į jį. Ir, sako, buvo, reiškia, pas tą žmogus, sako, aš buvau palikęs tam tikrus įrašus apie vieną aukštą prokurorą. Pas tą teisėją, kadangi, reiškia, ten, sako, Lazdijų rajone, ten vyko orgijos, ten, sako, buvo mergaitės nuo 9 iki 14 metų. Buvo įrašai ir jisai, sako, aš vakar vakare kalbėjau su Furmanavičiumi, kad tu pasiimk tas 2 mikrokasetes į darbą, atvažiuos mano žmogus ir, sako, reiškia, tu jam perduosi. Sako, man Furmanavičius pasakė, gerai. Tačiau tą rytą, kai mikrokasetes iš Jono Furmanavičiaus turėjo paimti slaptojo agento žmogus ir perduoti žurnalistiai, teisėjas netikėtai nušaunamas. Anksti ryte šalia savo namų. Galbūt teisėjas Jonas Furmanavičius buvo nužudytas dėl to, kad ketino išduoti savo sėbrus, o Drąsiumi Kedžiu buvo tik pasinaudota. Sutikite, žudynės atrodė kruopščiai suplanuotos, įvykdytos šaltakraujiškai, be menkiausios klaidos, tarsi gerai treniruotų samdomų žudikų operacija. Jeigu jis tai būtų daręs, tai jam tada jokios konspiracijos nereikėjo. Ten autobusiuką apklijuoti, reiškia, vaidinti avarijas. Čia yra tas tarnybų bruožas, reiškia, kažkokios konspiracijas vaidinti. Jis tiesiog būtų atėjęs į teismą ir prie visų teisėjų šovęs į kaktą. Man toks buvo jausmas, kad jisai tada jam nebūtų buvę ko slėpti, nes jeigu jisai puikiai žinojo, sako, jeigu aš tai padaryčiau, mane, reiškia, pasodinti iki gyvos galvos.
Po to, kai ši skandalinga informacija iškilo į viešumą, Kęstutis Vilkauskas dar kartą paskambino Giedrei Gorieniai ir atsijėmė savo žodžius. Bet ne dėl to, kad prieš tai melavo, sakė, buvo ne juokais įbaugintas. Ir pas jį atvažiavo toj prisistatė pareigūnai ir jie privertė jį pasirašyti, kad jisai atšaukė, ką jisai ir pasakė. Kadangi, sako, grasinimai buvo tikrai labai dideli. Ta prasme, jis išsigando dėl savo gyvybės? Jis išsigando ne kiek dėl savo gyvybės, jis išsigando dėl savo vaikų gyvybės. Tai jam buvo duota suprasti, kad jeigu kas... Jam pasakė, kad, sako, va, eis, sako, tavo duktė pro tvenkinį, reiškia, Jonavoje ir netyčia nuskęs. Tuo metu akistato žurnalistam pavyko gauti patikimų duomenų, kad Jonas Furmanavičius prieš 20 metų jau buvo įtartas pedofilija. Tuomet kartu su kai kuriais garsiais ir įtakingais politikais bei pareigūnais, kurių pavardžių kol kas neatskleisime, įtrauktas į taip vadinamųjų pedofilų sąrašus arba įskaitą. Dėl to privalėjo vykdyti visų specialiųjų tarnybų nurodymus besąlygiškai, kitaip būtų demaskuotas. Dar kartą pažiūrėkite, kaip maža mergaitė iš krūvos nuotraukų atpažįsta Joną Furmanavičių. Jos tėtis stovi tolėliau. Niekas nuotraukos nepaduoda, nebaksnoja pirštu ir neišskiria iš kitų. Mergaitė pati pirštu duria į Joną Furmanavičių. Šitas? Jo, Kaip čia jo vardas? yra Kaip jo vardas šitas? Jonas. Šitas, tikrai? Ne vieną kartą, tai bandėm įsitikinti, kad mums patiems nekiltų abejonių, ar iš tikrųjų. Tai ir su tai mergaitė kalbėjo sesuo. Tai tik tada, kada mes buvom ne 100%, sakykime, o 1000% įsitikę, kad yra pagrindo manyti, jo galėjo tai būti tikrai. Tai tada Kedys kreipėsi. Tai priešingų atveju mes nebūtumėm daleidę tokios situacijos, tai jūs patys pagalvokit logiškai. Aš dirbu Kaune, vadovauju Kauno advokatų kontorai, vaikštau į teismus. Dirbu ne pirmi metai, turiu klientūrą, žmona dirba apygardos teisme ir mes daleidžiam tokią situaciją, kad dabar Kedys nei iš jo, nei iš to apšmyžia apygardos teismo teisėją ir taip, mes jį palaikom, sakom, jo, eik šmeižk dabar Kedį. Nors jis tai akyse nematęs. Tai kur čia kokia logika? Galbūt drąsius Kedys, ieškodamas pedofilų klano, iš tiesų užčiuopė pačias jo gelmes. Galbūt kažkas išsigando ir buvusio slaptojo agento ketinimų paviešinti įrašus apie prokurorus, kurie galimai tvirkina mergaitės. Tai tik versija, prie kurios dar grįšime. Ta pačia diena, kai Kaune griaudėjo šūviai ir liejosi kraujas, Drąsiaus Kedžio dukra tiesioginė to žodžio prasme pagrobiama iš vaikų darželio. Seneliai tik po kelių dienų sužino, mergaitė uždaryta Vaikų raidos centre Vilniuje. Beje, apie šią įstaigą Kedžio šeima žinojo jau seniai. Čia mergaitė siekė paguldyti pedofiliją įtariamas Andrius Ūsas. Aš tik galiu pasakyti, kad šiai dienai, tai yra praėjus faktiškai savaitėje po mergaitės paėmimo, nei mergaitės seneliai, nei aš kaip įgaliotasis jos atstovas, mes nesam gavę kažkokio tai procesinio dokumento, kuriame būtų parašyta, kas paėmė, kieno nurodymų jinai yra paimta ir kieno nurodymų jinai yra patalpinta būtent į tą paslaptingą į Vaiko raidos centrą, kurį čia mini, sakykime, ir prokurorai. Kodėl nebuvo patalpinta į kitą vaikų globos įstaigą, mano žiniomis jų yra pakankamai ir Kaune, ir Vilniuje, kodėl būtent jinai buvo atvežta vėlgi į tą patį Vaiko raidos centrą. Galiausiai artimiesiems leidžiama aplankyti mergaitę, tačiau sąlygos, kuriuose gyvena iš namų išplėšta mažylė, juos sukrečia. Sakė, kažkokios, sakė, grūtos yra, sakė, juodos, paklota juodai, kaip sako, labai prastai atrodo. Kaip sakė, kalėjime? Jau, sako, kaip kalėjime. Sako, vienas kambarys tai biški, toks normalesnis, kur ten atvedė pakalbėti. Tai kaip ten mergaitė jaučiasi, kaip jums atrodo? Man atrodo, kad, ką žinau. Pagalvokit, atskirta visą laiką būdavo kartu. Kur mums susitikti, užleista užuolaidos tam, va šitą istoriją, kaip jie čia vadinasi, tamsu, tai žinot, kaip ir kalėjimas. Prašiau mergaitės parodyti kambarį, kur jinai irgi užleistų žaliuzės, tamsu. Čia labiausia norėjo į šitą įstaigą patalpinti Ūsas ir Šalaševičiūtė. Būtent čia? Čia, būtent čia. O kodėl? Mes nesuprantam, kodėl. Ar ją padaryti durną, ar kaip, aš nesuprantu. Jūs įtarėt, kad net vaistų galėjo kažkokiu prileisti? Tai, kad jau jai davė, į nosį lašino, į burną davė gerti. Tuo metu mergaitė senelė Laimutė Kedienė sukrečia dar vieną žinią. Budinti gydytojai pasako, kad mergaitė atliekama dar viena
psichiatrinė ekspertizė, o pati mažylė prasitarė girdoma kažkokiais vaistukais. Bet jie, kada buvo nuvažiavę turbūt ketvirtadienį, tai jau mergaitė sakė, kad man lašina ir nosytę ir duoda gerą. Tai pasidomėjus, kokia yra problema, tai pasakė, kad mergaitė sloguoja. Tai vėlgi bandžiau konsultuotis ir su pažįstamais gydytojais ir klausiau, ar yra kokių nors geriamų vaistų nuo slogos. Jie sakė, mes tokių vaistų nežinom.